ką, sveiki visi, matot, uždusęs esu, intensyviai sportuoju, grūdinuosi, todėl mano stipri imuninė sistema ir nesirgu. Tuo tarpu Nostra regionų krepšinio lygoje susirgo 2 komandų žaidėjai ir dėl to neįvyko rungtynės ir Biržuose, ir Tauragėje. Be to neįvyko dar vienas mačas, šaltis prakiurdė Kazlų Rūdos arenos stogą ir jaunieji Ryto krepšininkai atsisakė žaisti čiuožykloje. Na ką, kas naujesnio lygoje, ogi Birštono Milasta niekaip nekrenta iš turnyro lentelės viršūnės. Birštoniečiai namie nukovė Vytauto didžiojo universiteto komandą. Domas Uosis studentams sukaupė 45 naudingumo balus. Uosis. Bet tvirti kaip ąžuolai buvo Birštono Milastos vyrai ir šventė 7. pergalę per pastarąsias 8 rungtynes, be to jie kamuolį brangino, kaip savo motina padarė tik 7 klaidas, kai varžovai pametė 15 sviedinių. Kol stogas dar nebuvo kiauras, kiaurus mėtė Kazlų Rūdos krepšininkai. O, ne visai kiauras, bet panašiai mėtė ir pateikė staigmeną. Įveikė lyderių grupėje anksčiau buvusią Širvintų komandą, kurios neišgelbėjo ir 32 Dariaus Tarvydo pelnytų taškų. Širvintiškiai pirmavo beveik visas rungtynes, tačiau aikštės šeimininkai parodė labai tvirtus kiaušius ir šventė pergalę. Beveik iš šio mačo Širvintų komanda už ataką Danilus turėjo net 5 pergalėmis daugiau. Savo gerbėjus maloniai pradėjo stebinti jaunieji žalgiriečiai, kurie iškovojo 2 pergalę per pastarąsias 3 rungtynes. Savaitgalį jie davė malkų Naujosios Akmenės rajono ekipai, kuri niekaip neišsiropščia iš duobės, jau patyrė 5. nesėkmę per paskutinės 6 rungtynes. Druskininkų klubo gynėjas Mantvydas Tašelis nebuvo vargšelis akistatoje su Raseiniais. Jis ištempė Akvilę už ausų į pergalę, pelnė 33 taškus, surinko 39 naudingumo balus ir tapo savaitės MVP. Na ką, pagreitį įgavo KTU taurės varžybos. Paaiškėjo 16 komandų, kurios tęs kovą aštuntfinalėje, taigi baigėsi pirmasis turnyro etapas. Ir į kitą etapą prasibrovė 11 Lietuvos ir 5 mūsų braliukų Latvių komandos. Stebėkite KTU taurės kovas, nes tikrai nestinga labai įnirtingų ir įdomių dvikovų. Na tai ką, tokios tokelės šią savaitę. Matote, esu šventas angelas, o jums palinkėsiu, nebūkit angelai, būkit aikštėje pikti velniai ir tik tai jums padės siekti pergalių. Iki!